Pasakok, Želė. Ką supratau tamsos praktikoje, kad yra du keliai, kaip gauti atsakymą arba pajausti tą išmintį, tiesą. Tai vienas, kurį Robertas sako, kad pirmą gauni žinias, po to keliauji per patirtį, kai sukaupi kritinį kiekį patirčių, tada jau ateina išmintis ir jau tai tampa tavo kaip ir gyvenimo vedamąją kryptimi. O kitas kelias yra tiesiai į veną, kaip sakau. Tai yra iš vidaus, kai tu užsiduodi klausimą ir gauni atsakymą iš kažko, aišku, turbūt iš šaltinio, ar nežinau, iš ko pavadinti, iš vidaus. Gauni atsakymą, iškart jokių klausimų, jokių abejonių, nereikia nei jokių patirčių kaupti, nei stengtis, nei vargti, nei dienas leisti, kol gausi tą atsakymą. Jis ateina iš karto. Tai man keli klausimai, kurie kirbėjo, jie patys atėjo, jie tiesiog išdygo galvoj, aiškus, bet ne žodžiais, o tiesiog iš karto aišku, viskas, jokių klausimų sekantis. Tai ta patirtis tikrai tokia, supratimas toksai, kad viskas yra, spinta atsakymų, tik tai atsidaryti reikėjo labiau ir ten viską rasi. Tai labai toks įdomus apie protą atėjo man supratimas, kad protas naudojasi sapnais kaip įrankiu, pavyzdžiui, kai, kol esi gyvybingas, sąmoningas, tarkim, protas ten visokiausiai irgi priieško savo variantų, kaip ištraukti energiją, irgi savo. Bet kai užmiegi, tada jis imasi visokių prisiminimų, kaip žaisliukų, žodžiu, vėl toliau kombinuoja, kaip tą energiją iš tavęs išpešti. Ir tokiu būdu gaunasi, kad atsikeli vėlgi nei pamiegojęs ir ta energija iš tavęs yra ištraukta. Tai supratau, kad sapnai yra proto žaisliukai. Būdas ištraukti, toliau sotintis energiją. Man toks atėjo supratimas. Ir supratau, kad miegoti be saiko, kaip kažkada svajojau, aš išsimiegosiu taip visą dieną, kad poliotis dabar lovoj. Aha, tai yra vargas. tą supratau. O ką patyriau? Patyriau, kad viskas praktiškai, viskas yra paaiškinama per dėsnius. Ką be sugalvotum, kas be zvinkteltų galvoje, viskas iš karto eina per dėsnius. Ir labai džiaugiuosi, kad prieš užgesinant šviesą aš juos dar kartą stipriai pasikartojau ir perjaučiau, kad jie būtų mano galvoj kaip saugykloj. Ir aš juos išsitraukiau po tamsiai. Super instrumentas, viską labai greitai sutvarko, išaiškina, nuramina, atpalaiduoja ir leidžia keliauti toliau per savo vidų. O ketinimai. Ketinimas pagrindinis yra lįsti dar giliau į tą savo vidų. Žinau, kad nepakankamai ten esu įsilindusi, nes jaučiu, kad kuo toliau tenais įlendi, tuo daugiau visokiausių stebuklų, gėrio, atsakymų, malonės, džiaugsmo, pilnatvės, meilės, visko, tik tai tas dėmesys kol kas dar lakstantis po laukus. Aš jį ketinu ramiai susirinkti, viską gražiai ir susidėti. Labai gerai, kaip jautiesi? Jaučiuosi kaip perplaukus gilų požeminį tunelį, bet plaukiau ramiai, žinau, kad geras apsaugas turiu, ir išnirau vėl į pasaulį, bet viskas tas pats, veidai tie patys, bet kaip paralelinis, kažkas kitaip, bet kitaip labai gerai. Super, ačiū.